Dalia esu iš Šiaulių. Vidmantas. Janina. Iš Kuršėnų atvykom. Šiaulių rajone, vieno žodžio, jisai randasi Kuršėnai. Ne pirmą kartą esu sveikuolių mokyklose dalyvavusi. Daugiausiai Palangoje visada būdavau. 10 kartų kažkur esu suskaičiavusi. Nes nuo jaunystės tiesiog buvau jauna dar. Kai pradėjau, tai kažkaip ir sekas kažkiek tai įsilaikyti, kai paslystų vėl kažkur važiuoju, kažko ieškau, va šitaip. Jau 3 metus žinau apie šią stovyklą, bet pirmais metais vietų nebebuvo, antrais patys buvom kažkur išvykę, tai va trečiais pataikėm šiaip taip. Šiaip taip. Užsisakė, dar vasario mėnesį turbūt užsisakėm. Nu, va 3 metus norėjot ir va dabar galiausiai atvažiavot. Taip. Nu ir kaip? Super. Super. Ne vien dėl akių, bet ir sportas ir viskas. Ir nežinom, kur dabar treneriai gautos meninį parvažiavus namo. Kad nesustot. Ir iš tikrųjų duokit mažiau valgyti. Nes kitais kartais kitoks dar pojūtis būdavo, kai toks pusalkanis, kai vaikštai, tai kažkokie kitokie dar ar energija, ar nežinau, su mano bent organizmu kažkas darosi visiškai dar kitaip. Rytinės mankštos, aišku, pradėjom, viskas prasideda nuo rytinių mankštų, nuo maudynių, va super. Ir va irgi galvom, kaip nesustot, kažkaip tai reikia bandyti. Daugiau visos yra akių pratybos ir meditacijos ir mankštos ir viskas labai fainai. Mityba mums super, kadangi mes patys mėsos nebevalgom jau 13,5 metų, tai mums problemų tikrai nekilo. Dešryčių nenorėjom, kaip kiti čia svajojo apie dešrytės, kotletukus, mums netrūko to. Palinkėčiau, kad visi keiskimės ir pasaulis pasikeis. Tik grįžę, už 2 dienų išvykstam į kelionę 3 savaičių. Ir dabar mąstau, kuri bus įdomesnė. Ir šiaip tai norėčiau pakeisti netgi vietų, čia prabūti 3 savaitės, o ten geriau mažiau. Tai va tokios mintis.